Taip, ir aš vienu žodžiu sakau, į ką tu, baidyklė. Oi. Sveiki atvykę. Taip, kaip matote, aš esu karalienė. Ir sveiki atvykę į House of Malena YouTube kanalą. Taip, aš esu karalienė, House of Malena. Kas ta Malena? Ogi aš. Taigi, sveiki atvykę. Žinau, kad visi jau žino, pažįsta, susidraugavę esam ir visi reikalauja, kad mes parodytume visus backstage, visą kas gražu, kas negražu drag pasaulyje ir per mūsų renginius, per mūsų viską. Taigi, jūs atvykote į puikią vietą, nes mes jums parodysime viską, kas vyksta drag pasaulyje Lietuvoje. Drag pasaulyje Lietuvoje? Drag community Lietuvoje. Čia bus ir make-up tutorials, Q&As, nežinau, sewing lessons, perukų stylinimai, spilling tea, spilling beans, spilling everything. Įsitaisykit, pasiruoškit for a joyride of your life. O šiandien, savo pirmajam video, aš taip galvau, ką galima padaryti, kad išsiskirtų viskas ir dar nebūtų niekad kažkas padaryta, kažkas nebūtų nieks matyta. Ir žinot, ką aš sugalvojau? Kas dabar žiauriai popina, kieno labai gražus make-upai. Kas yra the diva of them all? Zara Larsson. Jūs matot mano viziją, mano idėją? Drag, Zara Larsson, sukombaininam ir mūsų šiandienos lookas toks bus. Taigi, tęskite, žiūrėkite, įsipilkite kažko atsigerti, arbatos, kavos arba vynuogių sulčių, if you know what I mean. Kaip aš virstu iš šio gražaus berniuko į šią gražią karalienę. Pradėkime mūsų drag make-upą. Nuo ko pradedame? Tai aišku, nuo savo veido, nuo savo skin routine, nuo visko. Svarbiausia, prieš visą make-upą, prieš viską namuose, kaip nusiskutam, taip aš žinau, pas mane auga barzda, žinau, shocker. Svarbiausia, skincare, nes jeigu jūs prižiūrite odą, tai jūsų make-upas visada gražiai atrodys. Tai aš jau savo skincare pasidaręs, judėkime prie primer. Aš naudoju Shiglam Good Grip primer, tokios violet spalvos, I don't know. Taigi, vienas pump, antras pump čia dedamas užuojam. Trečias pump, išmasažuojam ant nosytės, ant visko. Taip. First primer is done. Taip, ir mes einame prie antro primerio. Irgi Shiglam Camera on Smooth and Blur Primer. Tai čia dėsime į centriuką, visur va čia va, kur yra poros, kad mums jas išblurintų. Wow, kaip mes čia greit judam. 30 makeup challenge. 30 minute makeup challenge, sorry. Taip, pasivaduojam, kad viskas įsigertų, kad viskas įsisunktų. Taip, ir tada judėsime prie antakių. Kaip antakius blokuoti, aš manau, gal padarysiu atskirą video, nes čia the whole different science. Aš čia paspydinsiu, žinau, movie magic. Taigi važiuojam su antakiais. Tai užsiblokavom savo antakius. Kitas žingsnis yra juos užsetinti su biria pudra. Wow, kaip gražu. Taip, ir tada galime nusivalyti visą pudrą. Wow, antakiai atrodo puikiai. Taip, pudrą biškį dedam į šoną. Ir dabar eisim prie skysto pagrindo. Ką aš mėgstu naudoti, dažniausiai, once again, Shiglam Foundation Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Šiaip very
full coverage, labai daug ką užmaskuoja, paslepia mano depresijas, mano viską, taip užmaskuoja, lyg jų nebūtų. Ir aš mėgstu maišyti arba kelis atspalvius, arba kelias skirtingas pudras, tai šį kartą naudosim once again Shiglam ir tada čia kažkokią nusipirkau, I don't know what it is, Bella Ogi My Skin. Šiaip nusipirkau, nes buvo pasibaigus mano Shiglam Foundation, nusipirkau, nes buvo reakcija ar kas, droga man atrodo, tai it's kinda very good. Naudojam tokį mixing tray, tai few pumps of that, few pumps of our Shiglam Foundation. Interesting. Nu gerai, šitą jaučiu irgi pasibaigė, tai ją išmetame. Naudosime tada tik tai Bella Ogi. Taip, ir tada su kuo padengti, tai galite naudoti, kas jums patinka, arba kempinėlę, arba šepetėlis. Jeigu naudojat kempinėlę, tai kuo purvinesnė, kuo daugiau ten visko viduj, tuo geriau. Šepetėlis irgi kuo purvinesnis. Lady Chow Chow, one of my drag daughters, ant manęs labai rėkia ir stumia, kad man dažniau reikia šepetėlius plauti, bet jinai nesupranta, kad kuo daugiau ten produkto ten viduj yra, tuo gražiau ir geriau viskas po to atrodo. Ir mažiau naujo produkto naudoju, nes jau čia yra genius. Taigi mes pasiemam šitą, šiandien aš naudosiu šepetėlį, tai padebinam, debi. Taip. Ir aš dažniausiai pradedu nuo antakių, juos užkavirnu ir tada kas lieka ant kaktos dedu. Tai let's do that. Galima ir ant akių uždėti, čia bus kaip mūsų toks kaip primeris, kaip dar kažkas. Taigi, uždedam ir kaip matot, palieku čia tokią vietelę, ten dėsime mūsų šviesesnį concealerį. Tai aš čia į perimetrą viską dedu. Dabar, kaip sakiau, naudosime concealerį. Aš dažniausiai mėgstu pamaišyti keletą concealerių, keletą spalvų. Pradedu nuo gan šviesos spalvos ir tada einu jau link baltos, kad mūsų veidas, kad kaip žiūrint taip, kad atrodytų, kad šviečia spotlightas. Suprantat. Taip. Naudoju, šiaip irgi labai rekomenduoju Evelyn Cosmetics Wonder Match Lumi concealeris. Spalva 10 vanila. Šiaip labai geras, labai patinka ir nėra labai brangus. Nebijokit concealerio ir daug produkto dėti. Mes darom drag make-upą. Jeigu jūs esat panelės, tai atsiprašau, jeigu nedaro drag make-upo. Tie, kurie daro drag make-upą, supras, kad kuo daugiau, tuo geriau. Tai uždedam to concealerio į centrą. Gal tiesiog dar miškį paimam. Ir tada kailą su tuo pačiu šepetėliu galima irgi išsklaidyti. Wow, žinokit, šiandien good skin day. The next step, judame prie sekančio concealerio, kaip čia pavadinti, prie to baltesnio, kaip sakiau. Tai aš mėgstu naudoti, čia nusipirkau naują TV Paint Stick in 070, tai čia jisai yra toks, wow, leiskim biškį nuvalyti. Jisai gan toks baltas yra, arba dar turiu iš Mehron Cream Blend Stick. Jisai yra žymiai labiau, nežinau, creamier, minkštesnis, bet su juo gal biškį sudėtingiau viską išblendinti ir jeigu netinkamą pudrą naudojat, tai gali būti patchy. I know, shocker, patchy make-upas. Aš naudosiu TV Paint Stick ir mes dabar dedam jau vėl. Nededam į visą šitą, kur prieš tai dėjom concealerį, dedam dabar tiesiog į viduriuką. Matote. Taip,
Man atrodo, dar biškį reikia į centriuką. Wow, jūs pažiūrėkite, nuostabu. Taip, ir po to einame, aš naudoju this Pro Light Conceal iš Mesaudos. Šita spalva ir šita formula, šitas viskas žiauriai patinka. Taigi, pasiemam šitą. Ir čia jau, kaip šešėlis yra, tai dedam į perimeter of the face, I guess, į šoniukus. Aš nededu aplink visą, aš dedu iki pusės į vieną pusę, išblendinu ir tada iš kitos pusės uždedu ir vėl išblendinu. Tai padarykime tą. Šitą blendinu su kempinėlė. Kol mes dažomės, leiskite prisistatyti. Aš žinau, kad labai daug jūsų esate mano gerbėjai, esate mano mylimukai, mano malenčikai. Naujas vardas, nežinau dar. Tai leiskite, aš prisistatysiu. Aš jau drag užsiemu kokius 5 metus, jeigu neklystu. Žinau, atrodau 18 metų, bet taip užsiminėjau drag jau 5 metus. When you're having fun, laikas belenkaip greit eina. Susidomėjau drag šiaip dar mokyklos laikais, kaip per Tumblr'e. The older people know Tumblr, yes. Ten pamačiau iš RuPaul's Drag Race kažkokius gifus, aišku, dar net nežinau, kas iš RuPaul's Drag Race, nežinau, kad yra toks dalykas kaip drag karalienės. Aš gavau ten tiesiog make-up competition show. Ir, tie vyrai labai gerai moka make-upą daryti ir padažo modelius, bet ten pasirodo, kad jie patys save padažo, lipa ant scenos ir lipsinkina. Aš buvau, girl, what is this? I want to do this. Tai aš pradėjau sekti, matydavau, žiūrėdavau, bet mokyklos laikais nelabai turėjau, nežinau, išteklių, noro, laiko, vietos, kur dažytis, kur viską daryti. Tai čia tiesiog aš žiūrėdavau visokius make-up tutorialus, nežinau, skaitydavau visokius make-up dalykus, labai domėjaus, kad kuo greičiau viską išmokti. Ir tada jau kai pradėjau studinti, pradėjau biškį labiau dažytis, labiau eksperimentuoti su visokiais shapes, su viskuo. Aišku, tie patys pirmi kartai buvo Bastina down, bet su laiku, man atrodo, ir rankytė atidirba. Ir jau pats supranti, ką tu darai, kodėl tu taip darai, atrandi savo veidą, atrandi viską. Tai, kaip matote, puikiai atradau savo veidą. O kaip aš pradėjau jau įgyvendinti savo tą svajonę ir kaip patapau legit drag karalienę, tai Soho klube vyko drag eventas ir ten prieš pertrauką ar po pertraukos, neprisimenu, vyko toks kaip mini žiūrovam konkursas. Ir aš užlipau ant scenos. Aš ten ir buvau su korsetu, ir su belenkokiu slay outfitu, ir su viskuo. Aišku, paslėjinau tą competition, tą žiūrovų žaidimą. Ir į sekantį drag renginį mane pakvietė. Tai buvo mano debutas. Ir ten buvo tokių principų kaip X Factor, kaip talentai kažkokie, kur dar nieko nepasirodžiusios drag karalienės susirenka, padaro savo pasirodymus, pasirodo ir tada jau teisėjai arba žmonės arba kažkas sprendžia, kas laimi. Tai tais metais nugalėjau aš taip, su savo iconic mixu. Manau, daugumai jūs žinot, mano ilgos blakstienos / Kim Petras Throat Goat. Iš ten kilo ir mano iconic frazė What's my name? Malena. What's my name? Malena. Iconic. Dabar, kaip viską jau padarėm, setinam su biria pudra. Pradedu nuo perimetro ir tada lightly einu link vidurio. Tada pasiemu tokį fluffy teptuką, kur prieš tai nubraukinėjau pudrą. Tai vėl biškį į pudrą dedu
Žiūriu, kad kur akis irgi nepamirškite, prieš jeigu setinat akis, tai jas išblendinti ir tik tada pasetinti. Mes nenorim jokių creases, jokių nieko, suprantat mane. Taigi, tą ir padarom. Biški, pablendinat, neatsimerkit ir tada greit pasetinat. Taigi, viską pasetinom su translucent powder, ką viską čia padarėm, ir dabar judame prie powder products. Tai pirmą pradedu nuo, kur kontūravom, tai ten naudoju tokią, nežinau, bronzerį, kaip čia pavadinta, sun powder. Kad neišimtų mano video iš YouTube'as, tai čia yra by Rival. Tikrai žinot šitą brandą, man čia Lady Chow Chow atidavė. Tai shout out to Lady Chow Chow. Taip, nebijokite, matote, kad produkto būtų, pakautinam visą brush, tada aš dažniausiai mėgstu į šitą lid tiesiog excess biškį patepinti ir tada važiuojam per perimetrą. Stenkitės labai nepušinti odą, kad taip pabiški. Dar biški. Wow, nu žinokite, atrodo idealiai. Tai čia pasetinom, tada galim eiti, aš dar naudoju Mehron Setting Powder, bet jinai yra žiauriai balta ir su ja reikia atsargiai dirbti. Aš jau tą išmokau ir pasimokiau. Tai mes pasiemam kažkokį tai fluffy teptuką. Geriausiai, kad jisai būtų gan didelis. Aš naudoju, nežinau ar matote, tokį gan tikrai fluffy. Į dangtelį įsidedu, paswirlinu biškį. Taip. Ir biškį nutepinam, kad nebūtų per daug. Ir tada lightly, kur dėjom baltą mūsų concealerį TV Paint Stick, ten su šita balta pudra ir pravarom. Bet čia šito atveju the less is more. Wow. Pasaulinio lygio drag. Taigi, dabar eisime prie antakių. Tai bus atskiras antakių tutorialas. Tai aš nukatinsiu dabar viską ir grįšiu pas jūs su antakiais. Sveiki sugrįžę. My eyebrows are done. Manau, atrodo puikiai. Aš šiandien būsiu blondinė, tai jie tokie šviesesni, rudesni atspalvi, but still, I think it's giving drag. Yeah. Nuostabu. Ir po antakių jau galime judėti link šešėlių. The main part, kur labai daug žmonių klausia, kaip išmokai daryti šešėlius, ar pati pasidarai šešėlius, ar ką naudoji šešėliam. It's very simple. Taip, mes yra karalienės ir dažniausiai dauguma iš mūsų pačios dažosi. Išmokom bandydamos, atrodydamos busted pirmais kartais, bet darai ir išmoksti. Taigi šiandien eye makeup, it's gonna be, pamirštame šviesą jungti, nieko tokio, bet jinai jungta, matėte, žymiai gražiau atrodom. Šiandienos eye makeup look is gonna be very like sunset, oranžinė, geltona, biški juodos, of course, ir toks very, but still drag. Very cunty, but draggy, but everything in that order. Taigi, pradėsime. Ką naudosiu, tai mūsų gerai žinoma ir mylima Beauty Bay paletė, kur yra milijonas spalvų, milijonas viskiausių spalvų. Tada dar naudosiu, čia man atrodo irgi Beauty Bay su Nikki Tutorials. Irgi belenkiek spalvų, labai patinka. Ir The Colourpop Fade into Hue. Irgi very pride, very yummy, very delicious. Darysiu savo drag eye, nes aš jau žinau savo
savo proporcijas, kas man tinka, kas netinka. Tai it's gonna be inspired by Zara Larsson. Tikrai nedarysiu womanly mažo make-up'o. It's gonna be big, it's gonna be colorful, and it's gonna pop. Taigi, pirmą pasiemam Beauty Bay paletę. Ir, manau, pradėkime nuo... Manau, pradėkime nuo gan šviesos spalvos, tai pasiemam šitą geltoną spalvą. Ir kol aš čia viską blendinsiu, pratęsiu tą savo istoriją. Lady Čiaučiau sakė, kad aš turiu ADHD ir šokinėjau per milijoną pokalbių. Tikrai taip nėra. Nemanau, kad aš ADHD turiu, tai... Bet grįžkime prie to mūsų pokalbio, kaip aš pradėjau drag. Ir tada, kaip atsirado tas visas House of Malena. Tai kaip jisai atsirado, gan simple. Pirmoji dukra buvo Miss Lady Čiaučiau. Visi ją žinom, visi ją mylim. Paplojam Lady Čiaučiau. Nėra šiandien studijoje, bet pirmai jinai atsirado. Jinai irgi dalyvavo drag konkurse X Factoryje talentuose. Dalyvavo ten ir tada po renginio mes kažkaip susivaibinom, susibendravom. Labai daug ką turėjom aptarti ir pakalbėti, nors man džiau čia patį pirmą kartą mačiau žmogų, nes mes prieš tai nei bendravom, nei nieko. Tai šiaip žiauriai susivaibinom, žiauriai smagu mums buvo, mes ten po renginio, po to gal kokias 2-3 valandas užkulisiuose tiesiog japą, prapliurpiam. Ir jinai prieina prie manęs ir sako, Malena, ar tu norėtum būti mano drag mother? And I was like, excuse me? Tuo laiku, aš man atrodo drag dariau gal max 2 metus ir aš apie vaikus net negalvodavau. Ir man būdavo toks, visada drag mothers būna tokios, pažiūrėkime, iš RuPaul's Drag Race naujausią sezoną. Athena. Tokia motherly figure. Kas dar yra drag mother? That's all. O aš buvau tokia jauna, tokia nekalta, tokia dar gyvenimo pilna, bet aš aišku sutikau, nes why not? Tai, bet taip ir prasidėjo House of Malena. Tai galit kaltinti Miss Lady Čiaučiau. Tai tada mes dirbom. Ir atsirado Natalija Delulu. Jūs ją turbūt puikiai žinot. Jinai kaip tikra pop žvaigždė, jinai per daug užsiemus, per daug yra cunty and pussy. Tai jinai pasirodo vieną kartą į metus ir išvaro toliau į savo turus. Nataliją pažinojau iš anksčiau, nes turėjom bendrų draugų ir šiaip ne pirmą kartą mačiau ją ir tam pačiam Soho klube ir tarp tų pačių draugų, jeigu kažkur susitinkam. Tai jinai jau buvo pažįstama ir tada irgi jinai prie manęs priėjo ir taip sako, Malena, Oi, čia biškai, kad labai matytųsi. Malena, aš noriu irgi pradėti daryti drag, bet nežinau nuo ko pradėti. Nemoku make-upą daryti. Please help me. Aš sakau, sure. Come on in. Užeik į mūsų namus. Į mūsų Barbie Dream House. Tai va ir jinai užėjo. Tai buvom tada 3. Aš, Malena, the house mother, the patriarch, I don't know how to call it, Lady Čiaučiau, mūsų dainuojamoji lakštingala karalienė, ir Miss Sabrina Carpenter, Miss Skinny Legend herself, Natalija Delulu. Tai mes dirbom, labai mums smagu buvo, ir tada atėjo jaunimas su savo idėjom, su savo proveržiais, veržliom mintim, su savo japa. Tai atėjo Lucid, Miss Makeup Extraordinaire, Miss Makeup Artist. Let's congratulate her, Miss Lucid. Dabar yra makeup artist, also a drag queen.
Tai jinai irgi dalyvavo tam drag konkurse, talentuose X Factoryje, kaip pavadinsit, taip nepagadinsit. Laimėjo jį, of course, only winners in my house. Laimėjo ir tai dar prieš dalyvavimą tam konkurse jinai man parašė, kad norėtų pradėti irgi dragina, jau make-upą darydavosi ir kiek prisiuntė, ten jau buvo kinda from get-go slay make-upas. Nes jinai nebijo eksperimentuoti su spalvom, su nieko nebijo. Mes padėjom jai pasiruošti tam renginiui, rekomendavau ir savo choreografę, shout out Urte. Čia sulinka, jeigu reikia choreografės, jeigu reikia šiaip draugės, jeigu reikia patarimo, visada galite ją kreiptis. Love you, Urte. Tai va, tai buvom tada jau keturiese. Adoptinau Lucy. Love her to death. Jinai laimėjo tą renginį, bet antroji vietoj liko Miss Reina. Atėjau aš į tų talentų X Factoriaus repeticiją. Ir ant scenos jau stovėjo Miss Reina ir buvo pasiruošus repetuoti. Jūs turbūt jau matėte ne kartą Reiną ir suprantate, ką jinai moka. Tai aš pažiūrėjau ir aš toks buvau, girl, what? How do you do that? How can you bend like that? How can you split like that? How can you do anything about that? Tai, bet jinai jauna, jinai graži. Tai po to ir galvoju, visai gal namuose tokios dancing queen ir reiktų. Tai galvoju, gerai adoptinsiu ir tave. Wow, jau kinda full house. Kiek dukrų, kiek visko sužiūrėti, kiek pasirūpinti, kiek patarti visom, kiek pabarti visas, kiek pasipykti, kiek pasitaikyti. Wow, buvo. Tada irgi gal po metų irgi žiūriu mane pafollowina viena karalienė tokia kosmetika. Aš užeinu jos puslapį. Jinai duokim drago pasirodė. Miss Fiona buvo, aš galvoju, okay. Funny queen, funny looking. Jokauju. Kosmetika, we love you, I love you. Pasirodė duokim drago ir žiūriu irgi tam pačiam kitais metais konkurse. Drag X Factorių talentuose irgi pasirodo. Aš toks, gerai. Bet galvoju, pirmą pasižiūrėsim, kaip jai seksis, pabendrausim ir gal neskubėsiu gimdyti jos. Jinai pasirodė su savo pasirodymu ir su savo iconic move. Na, aišku, aš dabar be peruko, tai... She was funny as hell. She looked good. The hair was correct. Outfit was correct. Everything was correct. Love her to death. Bet galvoju, okay. Vis tiek, neskubėkim, palaukim, pabendraukim, tegu dar pasirodo, tegu labiau atsiskleidžia. Ir tada, Soho klube, aš ateinu, po renginio, žiūriu, stovi mano vaikinas, Aleksas, at Tease That Bitch, kuris mums čia visus perukus daro, man outfitus visus siūna, linkėjimai tau, love you, love you, love you. Žiūriu, kalbasi jisai su kosmetika. Aš prieinu, sakau, kas čia vyksta? Mano inputo jūsų pokalbį nereikia. Sako, tai va, pasveikink savo naują dukrą. Tai jūs galite suprasti nuostabą, kaip aš nežinodama dar vieną dukrą pagimdžiau. Tai House of Malena mūsų šeimoje atsirado kosmetika, taip. Nepavadinčiau netičiukas, bet toks, aš toks, gerai. Aš jau senai tave norėjau į House'ą pakviesti, tai važiuoju. Labai smagu. She's very funny, mokinasi ir siūti, ir nori pradėti perukus daryti, ir kiek kartų čia buvom susitikusios ir pasidažėm, ir pasifotkinom. Love her to death. Tai va, taip, dirbom. Cheers. Dirbom ir prisidirbom.
mane pakvietė į Duokim Drago būti teisėja. Teisėjavau aš ten, pamatytumėt mano luką, ta prasme, nagai iki čia buvo, laukai coiffed, outfit on point, girl, aslate. Ir per tą konkursą pasirodė Miss Have a Lot of Chutzpah. Aš mačiau jau užkulisiuose, kaip jinai dažėsi, kur jinai darė savo Chapel Roan X John Galliano inspired makeup. I was like, okay, interesting. I love the approach. I love the audacity ir nebijojimą tokių šeipsų, tokių spalvų, nes pas ją irgi ryškiai žalias make-upas buvo, šeipai va tokie va, aš toks, okay, slay. Nu ir tada pamatėm, kaip jinai pasirodė. Girl, when I tell you, I was flabbergasted, I was gooped and gagged. Jinai dainavo gyvai, džiazą, kabaretinio lygio, pasaulinio lygio, mind you. Ir pasirodymas pas ją buvo ir seksi, ir toks, aš nekalta, bet aš ir pati kalčiausia, ir girl, that was some sickening shit. I was, girl, love you, bet vėlgi, nenoriu skubėti, tai mes dar pabendrausim, pažiūrėsim, ar mūsų vibai sueina, ar energetiniai bio laukai sueina. Aišku, jinai tą competitioną laimėjo, of course, House of Melena, only winners. Ir po to, po kelių gigų, jinai pas mus buvo ir bingo, ir vasario 14 vyko Queendom, ir jinai dar nekviesta į mūsų hausą nieko, pasirodė, padarė viską, ką galėjo, pasidarė sickening headpiece, jos bodys, nežinau, gal įdėsiu nuotrauką, jeigu nesusproks internetas po tokių nuotraukų. Girl, she was sickening. Tai tada aš vedžiau renginį, of course. Atėjau ant scenos ir iš karto ją adoptinau. Jinai pasirašė popierius ir that's on that. Girl, that was sickening. Ir Queendom, ir visi pasirodymai, ir visos mano dukros. Love her. Ir dar svarbu paminėti Have a Lot of Chutzpah. She's a biological woman. We do not discriminate. Taigi, taip, House of Melena, mano hausas, aš vienintelė išaugau į visą imperiją. Tai nedėkokit, kad aš tokia vaisinga ir galiu prigimdyti labai daug vaikų. Tik dėl jūsų viskas, mėlyje, tik dėl jūsų. Kaip matote, su eye make-upu visai neblogas, ne procesas, visai neblogas, what's the word? Fun fact about me, aš labai dažnai pamirštu labiausiai basic žodžius, tai progresas, va. Visai neblogas progresas, kaip matote. Kaip sakiau, mes darom tokį sunset eye, tai lots of yellow, lots of red, lots of orange, everything like that. Kad tiktų ir prie outfito. Ir, pamatysite, finished look is gonna be sickening. Zara could never. No, okay, she could and she did. But, love you, Zara. Aš manau, čia dabar, kol pabaigsiu savo eye make-up, praskipinsim ir pagreitinsim šią dalį, nes aš ją galėčiau japint ir japint. Fun fact, number 2 about me, I'm a yapper queen, tai nenoriu, kad video būtų 57 valandų ilgumo, tai biškai praskipinsim. Jeigu norit labai in-depth eye tutorial, let me know down in the comments. But now, we're gonna skip. Tai sveiki sugrįžę. Mes
kinda 8 procentų su akim baigė. Ir jūs dabar jaučiu galvojate ir norite manęs paklausti, Malena, bet visa apačia ir kas čia per crooked lines? Mėlėjai, nesijaudinkit. Čia yra mano secret trick, kur jaučiu dar nieks nėra gyvenime sugalvojęs. Mes pasiėmam wipe, baby wipe. Pirštas apsiviniojam aplink pirštą, kad kuo mažiau visokių raukšlyčių būtų. Ir tiesiog pradedam valyti visą apačią. Biškį pavalot. Vėl. Kad būtų švaru, apsiviniojat su ta pačia servetėlė. Ir tada, va čia labai svarbu, kad ne milijoną kartų dregintumėt ir bandytumėt lygią liniją padaryti iš pirmo karto. Tada vėl biškį pavalom. Vėl. Valom. Čia pravalom viską. Čia irgi. Ir matot, sharp line, kaip ir pas Maleną visada, sharp lines, makeup on point, period. Jūs pažiūrėkite šitą liniją. Pasivalysiu šitą akį ir grįšiu pas jūs. Akytės prasivalėm, viskas sharp, viskas sueina, viskas skanty. Dabar pavalom viską, kas prikrito į apatinę veido dalį. Ir dabar einam prie barzdos maskavimo. I am a man. Shocker, I know. Bet I am one. Ir pas mane auga barzda. Ir dažniausiai, anksčiau nebuvo taip, bet su amžium, su patirtim, su prestižu, su visais accolades ateina ir 5 o'clock shadow. Yes. Tai ką aš naudoju? She Glam oranžinis maskuoklis. Šiaip jo gan ilgam pakanka. Jisai nėra labai brangus. Jisai nėra labai kažkoks hard to get. Tai ką aš darau? Man reikia užmaskuoti barzdą. Aš pradedu nuo savo viršutinės lūpas. Taip. Ir tada pasiemat tokį gan dense teptuką. Čia man, aš jį turiu, kur jisai dedikuotas, paskirtas, kad blendintų mano orange concealer. Ir pradedam blendinti. Jeigu dar kažkur pritrūksta, nebijokit, imkit dar, uždėkit, lightly tap, išblendinat. Aš jau žinau, kiek man reikia, tai aš užsidėjau. Čia, aišku, priklauso ant kiek stiprus 5 o'clock shadow, nes aš naudoju gan tokią light spalvą. Aš žinau, kad LA Girls Cosmetic, I don't know, that brand, gamina tokiose, nežinau, tubelėse, bet šitas tiesiog patogiau, nes turi tą aplikatorių, bet LA Girls turi tamsesnį oranžinę spalvą, tai jeigu pas jūs darker 5 o'clock shadow, reikia naudoti tamsesnį. Taigi, mes čia paslėpiam barzdą, dabar reikia viską užsetinti. Vėl imate pudrą birę ir čia jau negailėkit. Privarat, pasetinat biškį, vėl daug paimat. Taip. Ups. Microphone. Wow. Nežinau, ar čia iškirpti ar ne. Buvo gėdingas mano poelgis, bet... Hello, mane girdite? Taip, girdite. Taip, čia pudros daug. Tada pasiemu tą pačią kempinėlę ir įtapšnoriu viską. Ir tada pasiemam vėl fluffy brush
Nuvalom excess, kiek ten liko. Grėžia mano maikę. Iš Gagos konce. Parašykite komentaruose, kas buvo Gagos konce. Ir kokia jūsų mėgstamiausia daina iš Mayhem naujausio albumo. Mano turbūt būtų Vanish Into You. Course. Abracadabra. Dead Dance. Bet man atrodo mėgstamiausia tai Vanish Into You. Toliau. Čia viską pasetinom, viskas užsetinta. Dabar galime eiti vėl prie mūsų skystos pudros ir padengti visą apatinę veido dalį. Ten, kur mes uždėjom tą concealerį. Čia stenkitės lightly. Labai nespauskit. Nepamirškite ausų. Daug karalienių ausis pamiršta. Ir internete. Ir gyvai. Kol kas, aš dabar su Maike nenoriu apsinuoginti prieš jūs, bet pas mane outfitas Miss Zala Larsson bus su tokia gan iškirpta, tai viską reikia padengti ir kad nebūtų veidas rudas, kūnas raudonas. Čia nosį irgi galite padengti, bet kaip matote, aš palieku po akim tokį kaip trikampį be jokios pudros. Taip. Ir turbūt, kaip jau supratote, čia kur nieko nedėjome, dėsim concealerį. Tai vėlgi, aš einu, pasiemu savo concealerį, kurį prieš tai naudojau, ir tada tepu akim. Čia gali būti, kad jo gan daug prireiks. Priekiu atsargiai, nes mes iškatinom tą visą formą, tai mes nenorim jos sugadinti ir kad po to nereiktų taisyti. Tai priekiu tiesiog gan atsargiai, biški toliau nuo tas linijos ir kaip mes blendinsim, viskas puikiausiai susiblendina. Ką aš dar darau, čia pratęsiu ir pavažiuoju ant viršutinės lūpos. Pasiemam tą patį teptuką arba jeigu jūs dirbat su kempinėlė, tai kempinėlė. Ir lightly viską išblendinam. Padengsiu antrą pusę ir grįšiu pas jūs. Tai išblendinam concealerį, dabar vėlgi einam kaip ir prieš tai, prie baltesnės arba prie baltos spalvos. Nededam visam perimetrui, kur dėjom tą šviesesnį concealerį, čia labiau susikoncentruojam ties viduriu. Ir tada vėl išblendinam. Vėl kitą pusę. Ir tada vos uždedam ant mūsų smakro. Irgi išblendinam. Jeigu trūksta dar šviesumo, galite vėlgi uždėti dar daugiau. Toliau judame prie contouring. Naudoju tą patį Mesaudos concealerį rudos spalvos. Nepradėkit nuo čia į viršų, nes tai reiškia, kad čia daugiausia produkto bus, kur čia mažiausiai turi būti produkto, o va čia va daugiausiai. Tai visada pradedat nuo hairline'o, pagal jūsų preferences, ar jūs norit aukščiau cheekbones ar žemiau. Aš mėgstu gan high cheekbones, tai aš pagal savo plaukų, va čia, nežinau, bakembardų baigimosi liniją, nuo ten ir pradedu. Ir tokią padarau liniją. Ir tada su kempinėlė pradedat blendinti. Ir toks gan soft cheek gaunasi. Ir tą patį padarot kitai pusiai. Ką aš dar mėgstu daryti, su tuo pačiu šlapiu rudu concealeriu, pakarvinti savo jawline. Tai pradedu nuo vidurio. Po biški ir nuo ausies galiuko tokią padarau liniją. Ir tada iš karto einam ir ją visą išblendinam į apačią. Toliau judam prie kitos pusės. Shocker, I know. The next part. Nežinau, man čia viena iš mėgstamiausių make-up dalių. Mes einam prie šlapio blush'o. Jie irgi iš SheGlam, love SheGlam. For beginner drag, jeigu neturite labai daug pinigų ir, nežinau,
koks nors Nixas jums per brangus, which sometimes it is su dabartiniam kainam, tai Shiglam, nežinau, šitie blushai, don't quote me on that, bet gal 5 eurai ir jų užtenka labai ilgai. Tai aš turiu tokį tamsesnį blushą pavadinimu Hot Topic ir tada šviesesnį Petal Talk. Ta tamsesnė ne ant pačio kontūro, bet biškį į viršų, pradedu nuo priekio ir uždedam. Taip žinau, gali atrodyti, kad čia too much blush, bet pasiemat blushą kempinėlę, aš turiu irgi specialią, ir pradedat blendit. Ir tada viskas susilieja, susiblendina ir viskas labai natūraliai atrodo ir labai gražiai. Natūralus toks, taip. Čia galima sakyti underpainting of a blush. Duoda hintą, kad ten yra blushas ir po to, kai viską pasetinsim, praeisim dar su tikrais blushais, su ryškiais blushais ir bus hot. Ta patį padarom kitai pusiai, irgi išblendinam. Dabar einam prie... Pažiūrėkit šitą spalvą. Oh my god. Barbie Pink. Love Pink. Love Pink. Ir šitą aš mėgstu, dabar atradau, kad man visai tinka Pink Under Eyes. Aišku, ne tokia pinkness, bet kad susiblendina mano Under Eyes su blushu. Tai tą ir padarykim. Čia jau galima biškį nusišypsoti on the apples of the cheek ir va taip. Turbūt matote. Nebijokit, viskas labai gražiai išsiblendins. It's coming together. I'm telling you, it's coming together. Vėl tą patį padarom kitai pusiai. Blushas yra labai gerai. Taigi, čia viską padarėm. Galim pasitinti veidą su biria pudra. Čia vėlgi, kaip ir jau gal milijoninį kartą sakau, nebijokit, geriau per daug pudros negu per mažai. Palikite under eyes pačiam galui, nes aš naudosiu kitą pudrą, kuri yra labiau rožinio atspalvio, bet visą kitą galite setinti su ta pačia pudra, kaip čia viską setinot ir panašiai. Nepamirškite šitų crevices, padarykit tokį veidą ir ten užsetinkit, nes I see you girls, kartais tie visi crevices will be looking crusty and musty. Žinokit, House of Malena. Turbūt ne viena mūsų renginį buvot. Mes mėgstam cookint looks, pasirodymus, viską, ką įmanoma. Mes nemėgstam to pačio daryti, mėgstam cookint, mėgstam parodyti viską naujo, tai taip, kad užsukit, nebijokit, kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį Lukiškėse bingo vyksta ir mūsų nauja renginių serija Queendom. Ten, wow, jau vienas praėjo, žmonės buvo gagged. I'm just telling you. Taigi, kaip sakiau, palikom under eyes, dar nesetintus ir aš pasiemu, žiūrėk, čia biškį išpūrint, aš dirbu ir viskas naudojama. Irgi Shiglam Insta Ready, čia tokia pink powder, kur viršui yra pressed powder ir apačioj yra loose powder. Versliai. Tai aš tada pasiemu tokį trikampinį powder puff, jeigu ką čia yra Bratz Brando, ne čia, ne Bratz Brando, čia yra Senseijaus brando, but whatever. Įsipilam biškį, padipinam, aš ką mėgstu į saują, visą excess, kad nebūtų per daug, įpušint, pažiūrim, ar mūsų under eyes nekrysino. Matau, biškį pakrysino, tai aš pasiemu sponge, ištaistau biškį ir tada
pasiemam Powder Puff ir praseinam. Praseinam tokiu trikampuku, vėl padipinam į tą pudrą, vėl į saujelę, kad nebūtų per daug. Pasižiūrim. Biški reikia pataisyti. Ir vėl setinam. Pasiemam Fluffy Brush ir nusidastinam, kas per daug. Dabar labai svarbus warning, labai svarbus stepsas, nes labai daug karalienių matau ant scenos, kurios po pasipudrinimo ir po viso make-upo neišsivalo nosis. Shocker, I know. Gal čia ir straight girls, straight boys irgi bus aktualu, bet kai labai daug pudrų, vis tiek mes kvėpuojam ir tai patenka į nosį ir tada būna boogers. Ir jeigu tu ant scenos, sorry, bet matosi. Tai mes paimam. Aš jums nerodysiu, užsidengsiu, bet prasivalom nosį. Wow, iš karto profesionalumo lygis pakilo. Gerai, važiuojam toliau. Dabar jau pereinam, viską pasetinom, tai pereinam prie Powder Products. Vėl pasiemam savo kontūrinimo brushą. Kaip ir prieš tai, Sun Powder Rival. Taip, darėm tokį lankelį viršui, dabar biškai galima pakratyti ir cheekbones padarom. Taip, tai mes pasikontūravom savo cheekbones, dabar einam pro savo jawline, stenkitės, kad kuo daugiausia produkto būtų čia. Ir nuo čia važiuojam link priekio, kad čia nebūtų labai tamsu ir panašiai. Tai pradedam nuo čia. Ką aš dar mėgstu, pasiemam biškį pudros ir tada ant kaklo pravarau biškį, nes taip dažniausiai atrodo, kad pas mus labai yra paranormal activity. Tai atrodo dažniausiai, kaip žiūrint nuo scenos, kad mūsų jawline yra toks sharp, kad čia visur krenta šešėlis ir mes esam ant tiek snatched. Suprantu. Dabar jūs nepatikėsit, mes einam prie ko? Prie blusho! 3INA Cosmetics. I guess. Pažiūrėkite šitą spalvą. Pažiūrėkite. Slay. Jūs matot, man patinka daug blushų. Vėlgi, pradedam nuo čia ir einam link Apple of the Cheek. Taip pat dar aš uždedu kitur blushą, bet labai mažai, labai lightly, kad susijungtų spalvos. Tai aš uždedu biškį on the chin. Ir tada biški čia. Dabar einam prie nosies kontūringų. Tai aš pasiėmu tokį teptuką, taip žinau, labai gražus, vėlgi sinsėjus. Ir tada bandot, kaip geriausiai galite, pasikontūruoti nosį. Aš visada pradedu nuo savo antakio ir einu link nosies galiuko. Nepradėkit nuo nosies galiuko, nes čia tada bus tamsiausia ir čia šviesiausia. O mes norim, kad čia tamsiausia būtų. Ir jeigu norėsit galiuką patamsinti, jūs visada galėsit. Nu, žinokit. I don't want to toot my own horn. Atsiprašau, taip paslėpiu savo aikosą. I don't want to toot my own horn, but kinda pasnepinofinau su savo nosies kontūru. Bent jau šį kartą. Pasiemam savo baltą pudrą, pasiemu Fluffy Brush, patepinu visą excess, kad nebūtų per daug, bet kad ir pakankamai būtų. Ir su tuo baltu pahighlightinat tas vietas, kur uždėjot balto concealerio. Visada geriau pradėti nuo mažiau ir tada pabildinti, negu pradėti nuo per daug ir bandyti ištaisyti. Once again.
Aš dažniausiai prasieinu ir pro nosį, kur mes darėme kontūrą, ir jisai labiau padaro mūsų nosies kontūrą sharp. Tikiuosi, kamera irgi taip gerai atrodo, kaip mano veidrodėlyje. Ta patį padarom ir kitai pusėje. Dabar prasieisime pro nosies patį centriuką. Aš manau, galima tokį fluffy, gan ne per didelį, bet ir ne per mažą. Padipinam į mūsų baltą pudrytę ir nuo centriuko einam į apačią. Visada, jeigu per daug, galite pasimti savo tą patį fluffy brush, šiek tiek setting powder, kurią prieš tai naudojom, ir irgi pro tą centrą ir pro viską prasieiti ir išblendinti. Alyssa Edwards, Mother. Matote šį puikų padelį. Ačiū Dioršai. Ta prasme, šitas padelis yra... Jeigu aš būčiau padelis, aš taip atrodyčiau. Ir kur parašyta man pohui, aš karjerė. Same girl. Linkėjimai Diorša. Aš pabūsiu crazy. I know, shocker. Pasimsiu mūsų blush teptuką, kurį prieš tai naudojom visam šitam blushui, ir padebinsiu į šitą ryškiai raudoną ir pink spalvą kartu. Ir tada aš tą blushą uždėsiu šitose vietose, kad būtų toks kaip perėjimas. Vėlgi mes darom sunset makeup, saulė leidžiasi, labai daug spalvų, labai daug gražių spalvų, vienur ir bliškesnės spalvos, kitur ryškesnės, tai mes tą norim ir atkartoti. Tai nuo čia pradedam. Visada light-handed, jeigu reikia, po to galėsit pridėti visada. Nuimti visada sunkiau. Aš dar mėgstu uždėti ant nosytės biškį. Taip. Blushą padarėm, pasikontūravom, viską padarėm. Laikas kam? Highlightui. Taip. Highlighteris, turiu milijoną jų, visokiausių spalvų. Dažniausiai 14 naudoju, dar čia ant šito stalo pridėta. Iš pat pradžių, ką mėgstu, pasiemu tokį fan brush. Tikrai žinot, tikrai savo kit turite tokį. Ir naudoju tokį gan pink highlighterį. Tai čia bus toks kaip blush topperis. Love that. Kaip yra ir blush, ir highlightas blush'o spalvos. I'm coming. Ir tada nededam ten, kur dedam dažniausiai highlightą. Čia labiau prasieinam pro visą skruostą, kur uždėjom blushą. Galit šiek tiek ir per tas vietas, kur irgi uždėjot blush'o. Šitą panaudojam, padedam šitą teptuką į šoną ir pasiemam savo highlighto teptuką. Aš naudoju tokį, taip jisai gan fat and juicy, bet aš nedipinu viso teptuko, neišvolioju. Aš just a tip. To dažniausiai užtenka. Ir dažniausiai aš prasieinu pro kokius 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 highlightų. Pirmą naudosiu irgi Shiglam Chrome Zone. Toksai, aišku, jums atrodys baltas, bet jisai yra toks Chrome, Duochrome, nežinau, kiek dar skirtingų Chrome interpretacijų galiu pasakyti. Tai pradedam irgi light-handed. Tada irgi iš Shiglam. Pažiūrėkite šią pakuotę. Nežinau, ar matosi, bet čia toks kur. Keičiasi paveiksliukai. Ir čia Shiglam Tim Burton's Corpse Bride. Ir jisai yra toks gan mėlynos spalvos. Ir irgi uždedam, kur dedam highlightą. Taip, antras highlightas done. I don't know, važiuojam toliau. Kitą naudosiu Shiglam Ice Magic Adventure Time. Irgi. Jūs pažiūrėkit į šį packaging. Love. Ir jisai yra toks baltas, bet ir pinky, bet ir mėlynas. I don't know. Duochrome. Ir galiausiai Miss Fenty Beauty Diamond Bomb. Tai čia yra toks, aišku, pas mane jau biškai panaudotas, bet jisai yra toks baltas ir klube, kai jūs esat, nežinau, ar ant scenos, ar kažkur, atrodo, kad tiesiog veidas
išstaunintas, nes taip gražiai blizga. Čia dažniausiai aš mėgstu nukratyti nuo teptuko, kas per daug liko iš tų praeitų highlightų ir tada pro visą šitą iš visų pusių prasieiti, pravaryti, prasieiti, taip. Ir tada irgi very light-handed, vėl prasieina, prasivarom. Nu, vienu žodžiu, visą veidą pasihighlightinat ir esate laimingos. Wow. Pažiūrim. Dabar, aš manau, galime judėti prie lūpų. Tai for a lip line aš naudosiu Essence, šiaip Essence lūpų pieštukai. Tai aš naudoju tos mechanical, kur išsisuka. Tai čia yra Essence 8-Hour Matte Comfort Lip Liner. Pasiemat savo Trusty Mirror. Taip, jeigu jūs pastebėjote, čia yra Trixie Cosmetics. X Juno Birch, love them both. Tai čia yra tas limited edition veidrodėlis. Taip, man Alexas padovanojo. Shout out. Once again, tease that bitch, jeigu reikia perukų outfitų, parašot jam ir jisai papukina. Tai piešim savo dabar lūpų formą. Aš dažniausiai nemėgstu labai kažkokių exaggerated lūpų daryti. Aš vis tiek stikinu arti savo natūralių lūpų. Čia jau, žinokit, labai susikūpimo reiks, tai gali būt, kad tylėsiu, tai let's skip ir susitinkam, kaip dėsim lūpdažį. Taip, tai pasidarėm visą lūpų formą. Kaip matote, jos nėra per didelės, jos nėra per mažos. Dabar naudosim lūpdažius. Aš šiandien naudosiu 2 lūpdažius. Vienas yra labiau nude spalvos, kitas yra labiau pink spalvos. Nežinau, ar matosi, va čia apačioj. Taip, tai čia yra Makeup Revolution. Love that brand. Ta nudinė spalva vadinasi Mannequin, o ta pinky spalva vadinasi Whispers. Tai pirmą uždėkime nude spalvą, kad išlyginti, ką mes dabar padarėme. Very pretty color. Bet kaip mūsų make-upas yra toks gan oranžinės spalvos, aš biškį dėsiu pink spalvos. I know, 1 in a pink, 2 in a stink. Ir gavosi toks lip combo, kaip jaunimas ir vaikai mėgsta sakyti, what's your lip combo, what's your lip combo. Dar ką aš mėgstu padaryti, pasimti kokį arba Mehron, tą, kur baltas paintstikas, arba mūsų Krylon TV paintstick. Ir kad būtų depth in our lips, pasiemat savo pirštuką. Aš čia dipinu į Mehron Cream Blend Stick. Pasiemat šiek tiek, ne per daug, ir į lūpų viduriuką patepinat ir pablendinat, tai va. Tai duos, kad lūpos putlesnės ir toks irgi kris highlightas and it's gonna look pretty. Tai aš manau, šiek tiek pabandom tai padaryti. Jūs matote. Žmonės, jūs matote. Ir užsidedam dar glossą. Jisai gan tokios pink spalvos, tai man atrodo irgi biškai pakeis mūsų lip spalvą. Bet why not? Ir matot, lūpos šiek tiek tiny bit pasidarė more pinky. Which is very Zara Larsson, nes aš kiek žiūrėjau reference photos, images, pas ją dažniausiai būna tokios gan pinky lūpos, nesvarbu koks eye makeup ar dar kažkas, tai paneilinam tą. Taigi, visą veidą pasidarėm, dabar kas liko, tai final touches, tai blakstienos, visi rhinestonesai, tai aš tai prisiklijuosiu, pasidarysiu viską ir grįšiu pas jūs su final look. Stay tuned. So guys, this is the finished look. Taip, mes Zara Larsson in the studio. Ir spėkit, kas dar yra in the studio. Miss Lady Chow Chow, say hello to the audience. O Jėzus,
O būtina ateit. Come to the camera, child. Come. Hello! Wow. Kokia graži, kaip, dažniausiai taip netrodai gerai. Ar čia pasistengiai labiau šį kartą? Jūs matote, dėl ko jos šiandien studijoje nebuvo. Ačiū. Tai man jau viskas. Taip. Pala, tu tą make-upą, kur mano naudoji, tai atiduok. Čia, aš paminėjau, kad tu šitą man davai. Šitą, kuris yra from drugstore, o gali pasakyti, kad aš turiu geresnio make-upą? Ne. Gerai. Gerai, aš išeinu, viso gero, ačiū. Okay. So, visi final touches were done. Look at the makeup, look at the stones, look at the nails, look at the jewelry, look at everything. You cannot take me. Taigi, wow! Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Pasimatysime kitose video. Parašykite komentaruose, kokių video norite. Ir lauksiu Jūsų pasiūlymų, lauksiu Jūsų questions, Jūsų visko. Ir iki kito karto. Bye!